Manau, kad dabartiniai pinigai, kurie egzistuoja šiandien rinkoje, yra visiškai atgyvenę ir nebepatenkinantis žmonių poreikių, bei nekartą jau įrodė, kad turi daugybę trūkumų ir sukelia įvairiausių tiek ekonominių problemų, tiek socialinių. Kaip vieną pagrindinių šių dienų pinigų trūkumą įvardinčiau tai, kad jie yra neribojami. Centriniai bankai gali jų prispausdinti begalybę, o tuo pačiu tai sukelia didžiulę infliaciją, kas padaro visus pinigus beverčiais. Šiuo metu mūsų naudojami fiat money pinigai tikrai turi jau ne vieną alternatyvą ir yra viena ypač ryški. Tai būtų Bitcoin, elektroniniai pinigai paremti kriptografijos principu. Tai yra visiškai elektroninis pinigas, visiškai virtualus ir mes niekas negalime jo pačiupinėti. Bitcoin išgavimas labai panašus ir prilygintas yra aukso kasimui. Jis netgi ir vadinasi taipogi miningas. Senovėje užtekdavo auksą pačioje pradžioje tiesiog išplauti upėje. Vėliau reikėjo darbuotis kasyklose, kur darbas tapo daug kartų sunkesnis. Lygiai taip pat yra ir su Bitcoin. Pačioje pradžioje užtenka išspręsti pakankamai lengvus matematinius uždavinius, kuriuos sprendžia kompiuteris, ir kaip greitai jisai juos išspręs priklauso būtent nuo kompiuterio skaičiavimo galios. Tačiau laikui bėgant, tas išgavimas vis sunkėja. Dėl to reikia vis didesnės skaičiavimosios galios ir tas pinigų atsiradimas tampa vis lėtesniu ir lėtesniu procesu. Tas procesas daugelio apskaičiavimų turėtų tęstis apytikriai iki 2140 metų, kuomet bus pasiektas 21 milijonas Bitcoin vienetų. Bitcoin pasiekia tam tikrą ribą, tiesiog visada pradės turėti vis didesnę ir didesnę vertę, nes tų pinigų nebebus galima prigaminti. Šiandien Bitcoin panaudojimas yra gan ribotas paprastam žmogui. Jis negali su juo nueiti į parduotuvę ir nusipirkti jam kasdien reikalingų produktų. Egzistuoja vos keletas internetinių svetainių, kuriuose galima atsiskaityti šią valiutą ir įsigyti tam tikrų paslaugų. Tačiau tai yra gana patraukli investavimo priemonė žmonėms, kurie tiki šios valiutos ateitimi. Kaip pagrindinį Bitcoin privalumą aš įvardinčiau tai, kad tai yra visiškai decentralizuota valiuta. Nėra jokios vienos institucijos ar žmonių grupė, kuri galėtų kontroliuoti juos, nuspręsti, kiek jų reikia išleisti ir koks yra geriausias jų kiekis. Bet žinoma, yra ir juodoji Bitcoin pusė. Ji labai populiarėja tarp nelegalių prekeivių, kurie pardavinėja įvairius ginklus, narkotinės medžiagas. Netgi susikūrė speciali platforma, kuri juos visus apjungia. Tai internetinė svetainė Silk Road. Kita Bitcoin ryškų minusą turi tai, kad šios valiutos kaina yra labai nepastovi kitų valiutų atžvilgių. Ji per labai trumpą laikotarpį gali užkilti iki labai didelės vertės. Puikus to pavyzdys buvo Kipre įvykusi krizė, kurios metu valdžia ketino konfiskuoti gyventojų indėlius, kurie buvo laikyti banke. Visa ši suirutė ir nepasitikėjimas esančia valiuta sukėlė didžiulį nepasitenkinimą žmonių ir labai didelė dalis jų perėjo prie Bitcoin. Tenais nusprendė laikyti savo santaupas, nes šitos valiutos neįmanoma yra konfiskuoti. Kiekviena valiuta, kurią mes naudojame, yra paremta pasitikėjimo principu. Tas litas, kurį mes turime savo kišenėje, iš tikrųjų jis nieko nereiškia, apart mūsų visos visuomenės bendro susitarimo, kad mes tikime ir suprantame, jog šiuo pinigu mes galime įsigyti tai, ką mes norime. Lygiai taip pat yra ir su Bitcoin. Jeigu mes visi tikėsime ir pripažinsime, kad tai yra mediumas, kurį mes galime iškeisti į savo poreikius patenkinančias gerybės, mes turėsime vertingą valiutą. Viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko vyriausybės priešinasi Bitcoin įvedimui ir atsiradimui, tai yra, jog šios valiutos įsigalėjimas atimtų iš jų vieną pagrindinių ekonominių svertų. Tai yra monetarinės politikos galia, kada jie gali nuspręsti paskatinti ekonomiką arba ją pristabdyti. Tai yra vienas pagrindinių įrankių naudojamas ir šios ekonominio sunkmečio laikotarpiu tiek Amerikoje, tiek Europoje, tiek ir Japonijoje, kai centriniai bankai nusprendžia įlieti daugiau į rinką pinigų ir paskatinti ekonomiką. Esant Bitcoin valiutai, tokios galimybės valstybės nebeturėtų. Su Bitcoin įsigalėjimu mūsų dabartinė visuomenė ir tai, kaip veikia valstybė, turėtų transformuotis, nes žmonės turėtų mokesčius mokėti daugiau savanoriškų pagrindų. Aš manau, kad neišvengiamai tai judėtų į gerą,
nes žmonės turėtų didesnę atsakomybę už savo pinigus, už savo gaunamas pajamas, jie labiau suprastų, kad visas gerybės yra perkamos, kad nėra nemokamo kelio nutiesamo, kad gatvės apšvietimas taip pat nėra nemokamas. Manau, kad Bitcoin turi visas reikiamas savybės tapti ateities valiuta. Ir esu įsitikinęs, kad net jei ji ir netaptų ateities valiuta, kurią mes naudosime kasdien, Bitcoin bet kokiu atveju padės esminį tašką istorijoje, kuris lems tai, kokie bus ateityje pinigai.